šiandien keletą štrichų nevalstybiniai aukštajai mokyklai, socialinių mokslų kolegijai. Apie kai kurias mokyklos programas jau esame kalbėję. Šiandien dar apie vieną – technologijų ir inovacijų valdymą. Naują unikalią jungtinio laipsnio studijų programą orientuotą į šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Specialistai pripažįsta, kad dabartinis aukštas nedarbo lygis ne tik Lietuvoje, bet taip pat ir kitose ES šalyse yra sietinas ne tik su cikliniu nedarbu, bet taip pat ir struktūriniu nedarbu. O tai reiškia, kad specialistam tiek esamiem, tiek būsimiem yra keliami nauji reikalavimai, aukštesni reikalavimai, ypatingai svarbios žinios susijusios ne tik tai su vadovėlinėmis teorijomis, bet taip pat ir gebėjimu demonstruoti kūrybiškumą, taikyti tarpdisciplininius projektus, juos kurti, juos realizuoti. Šis pakankamai unikalus derinys technologijų ir inovacijų valdymas turėtų padėti studentam atsiskleisti kaip versliom, kuriančiom asmenybėm, išugdyti gebėjimą, plėtoti strateginį mąstymą, kurti verslo plėtros projektus ir, kas ypatingai svarbu, padėti kompanijų savininkam, vadovam nuo idėjos generavimo iki praktinio įgyvendinimo. Ši naujų technologijų programa įgyvendinama ir Vilniaus filiale, todėl dabar jūs matote Klaipėdos ir Sostinės studentų tiesioginį ryšį. Labas, Samsonai! Labas, kaip sekasi? Gerai, kaip tau? Puikiai. I love you. Oh, aš tave myliu irgi. Okay, Samsonai, so if you see me, wave to me, okay? And we wave, everybody. Bet taip vyksta mokymasis socialinių mokslų kolegijoje. Mokymasis tarp Vilniaus ir Klaipėdos. Europa. Socialinių mokslų kolegija siekia suteikti studentams šiuolaikišką ir visapusišką išsilavinimą su globalia perspektyva. Renkantis šią mokymosi įstaigą, tai tiesiog jie atrodo patraukliai, jie yra pažangi ir labai stengiasi padaryti daug dėl studento, kad jam būtų čia patogu ir gera mokytis ir tai suteikia geras sąlygas, todėl, manau, buvo vienas iš prioritetų, kodėl mes pasirinkome šitą bent jau aš. Mane asmeniškai pakonsultavo mano sesuo, nes mano sesuo taip pat baigė šią kolegiją ir sėkmingai susirado darbą baigusi bankininkystę ir iki šiol dirba šį darbą. Jeigu aš esu labai gera studentė, gerai mokaus, kaip mane ar motyvuotų čia šioje kolegijoje? Kaip? Visada motyvuoja ir svarbiausia, mes esame visada pastebimi ir įvertinami, nes yra padovanojamos kelionės. Tai yra vykimas į projektus, pavyzdžiui. Aš pati buvau Barcelonoje simuliacinių įmonių parodoje, kur praleidom labai įspūdingą savaitę, gavau labai didelės tarptautinės patirties ir, žinoma, aišku, ir pamačiau šalių ir pati savo kompetencijas pakėliau, tai buvo tikrai labai naudinga kelionė. O aš prieš mėnesį buvau Italijoje pagal projektą Senior Volunteering, dalinamės su penkiomis šalimis partneriais gerąją šalių patirtimi apie savanorystę. Mes buvome ten jaunieji partneriai, patys jauniausi, pasisėmėme labai daug patirties, įgūdžių, man labai patiko. Yra ir dar vienas rimtas motyvas čia mokytis. Per vienerias studijas galimybė įgyti iškart 2 aukštųjų mokyklų diplomus. Studijuojantis technologiją ir inovacijų valdymą tampa ir Latvijos Rezeknės aukštosios mokyklos bakalaurais.